Projektą statau pats, 8 dalis garažo statybos. Viskas prasidėjo nuo klojinių. Šį kartą jau pasimokėm ir susidėjom hidroizoliaciją iš karto į klojinius, nes namui buvo gana sudėtinga pritvirtinti tą hidroizoliaciją, kai jau buvo išlieti pamatai. Na, šį kartą pasidarėm protingiau, iš karto susidėjom. Video reportažas. Mes vėl turim darbo. Kalnai darbo. Visur darbas aplink. Na, kaip supratot, mes darbo nebijom. Į tokį darbą žiūrim kaip į fizinę veiklą irgi visai gerą treniruotę. Atvyko betonas grindims, buvom jau išsikloję hidroizoliaciją ir viską užsiarmavę. Ir su tėvuku per pusę dienos, man regis, viską išsibetonavom ir išsilyginom. Gerai, kad buvo vėsi diena ir su lyginimu nebuvo problemų, nes nedžiovino saulė labai greitai betono. Štai galutinis rezultatas. Ir po savaitės, nieko nelaukdami, jau atsivežėm blokelius sienų statyboms. Reikia paminėti, kad kontrastas su namo statybom labai stipriai jautėsi, nes šiuo metu, kai vyko garažo statybos, gyventi namuose ir už 5 metrų statyti garažą buvo labai didelis komfortas, nes gali grįžti namo, atsigerti, pailsėti ir ryte atsigėrus kavos vėl eiti dirbti. Tai buvo tikrai smagus etapas. Na va, sienos pajudėjo į priekį. Jau ir sąramos pirmiesiam langam padarytos. Kadangi po namo statybos patirties buvo sukaupta, tai ėjus viskas labai greitai, sklandžiai. Čia sąramos virš garažo. Čia bus įėjimas į garažą iš namo. Išbetonuotos ir sąramos virš vartų ir tuo pačiu murlotui pagrindas. Tada susidėjome abudu murlotus ir pats sunkiausias uždavinys buvo padaryti laikančiąją siją per vidurį. Reikėjo tam pasidaryti statramščius. Na ir tada gegnė sekė, užsidėjom difuzinę plėvelę, viską užsigrebestavom ir taip atrodė rezultatas. Išsimatavau matmenis vartų gamintojams. Vartus iškart buvom nusimatę 2, nes tolimoje perspektyvoje jau norėjom sekantį projektą apsimti, tai yra ūkio įkūrimą. Tai užtat ir iš karto darėm garažą iš 2 dalių, tai mašinai ir traktoriukui. Duris taip pat išsimatavom ir užsakėm. Na, o čia pamatuko gamyba, kuris skirs skirtingus aukščius. Tai yra, įvažiavimas bus aukščiau negu kita dalis sodo. Perskeliame į vidų. Reikėjo susisukti karkasą tam, kad apsišildinti sieną ir susidėti vatą. Sandėliukas bus iš 2 dalių. Viena sandėliuko dalis maisto produktam, visokiem stiklainiam, tai jinai yra be langų. O kita sandėliuko dalis turės vieną langą ir ten bus laikomi įrankiai statyboms, remontui, sodo darbams. Na ką, išsivedžiau elektrą. Čia jau statytos duris ir pradėtos dėti dailylentės. Ir čia galutinis rezultatas įrengto sandėliuko. Garažas pabaigtas atrodė šitaip. Na ir pirmas krikštas įvažiavimas su mašina. Galiausiai paskutinis darbas susidėti trinkeles prie garažo. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime prie kitų projektų.